gyvenimą, darbą, tam, kad tavęs neatsiklausus kažką įkišti. Čia yra normalu, kai kiti gauna misijas kažkokį šūdą padaryti, paslėpti žaislą, už kurį gauna pinigus. Kažkoks pasityčiavimas, nieko daugiau. Supranti, vat kas svarbiausia ir atrodo, pasitiki žmonėm, ateini, žinai, pasirašai sutartį, kuriam pasirodo numatyta, kad gali bet kada būti keičiama žaidimo taisyklės. Supranti, man tas abiniausia, kad aš ne iš tų žmonių, kurie ten ieško, braunas ir taip toliau, žinai, nepildžiau šitos anketos. Parašė, pasiūlė, sako, gal nori dalyvauti atrankoje, tai buvo smagu, gal tikrai, žinai, žmonėm fainai atrodo, žinai, tai nėra taip, va. Va, pasityčiavimas. Man jau tas pats, man atrodo, tai gal atmeta tas pinigus, suprantate, aš sėdžiu va ten, va, ir visi akivaizdžiai kalba. Tai jūs ne pora, tai jūs ten arba pusbrolius, pusseserė, žinai, kažkas tokio, arba, oi, sušaut, kad čia jūs ten iš tikrųjų. Va, man va čia viskas sėdi. Va čia va.